Kalėdos. Apie ką pirmiausiai pagalvojate, kai ištariame šį žodį? Dovanos, graži eglutė, skanus maistas, galbūt kalėdinės dainos arba jauki atmosfera. Kiekvienas kalėdas supranta skirtingai. Vieniems tai proga pasilinksminti su draugais ir praleisti laiką su šeima. Kiti taip pasineria į savo darbus ir rūpesčius, kad pamiršta viską pasaulyje. O kai kurie visai nemėgsta švenčių. Kaip ten bebūtų, kiekvienais metais prieš kalėdas visas miestas pasikeičia, pasipuošia ir sušvinta tūkstančiais ryškių lempučių. Bet ar dėl to mes linkime vieni kitiems šviesių kalėdų? Kas yra tikroji kalėdų šviesa? Klausau? Taip, labas vakaras. Taip, gavome jūsų siuntą, ačiū. Linksmų švenčių, iki. Kurgi? Klausau. Taip, labas vakaras. Ne, susitikimas įvyks už 2 savaičių. Taip, linksmų švenčių, iki. Kasgi tai? Klausau. Kokia siunta? Manau, įsivėlė klaida. Ne, aš nieko panašaus neužsakiau. Taip, viso gero. Jau 7. Kiekvieną gruodį ta pati istorija. Kalnai darbų, o dar tą nupirk, ten nueik, tiem parašyk, tuos pasveikink. Pakęst negaliu švenčių. Gerai, gana dirbti, paštas, peržiūrėsiu ir namo. Sąskaitos, kvietimas, reklamos, sąskaitos, pasveikinimus. O kas tai? Šviesos laiškas. Bet nuo ko? Pažiūrėsiu vėliau.
už kurį gražesnio nebus. Tas, kurio mums reikia labiausiai, kilnesnis už kilniausius vardus. Tai vardas išganytojo Jėzaus, Betlėjuje gimusio Dievo sūnaus. Tikime, tikime, Dievo meilė mums apreikšta. Jam vienam valdžia ir galybė, ir danguje ir žemėje tauta. Tik vienas vardas pats nuostabiausias, už kurį gražesnio nebus. Tas, kurio mums reikia labiausiai, kilnesnis už kilniausius vardus. Tai vardas išganytojo Jėzaus, Betlėjuje gimusio Dievo sūnaus. Tikime, tikime, tikintiems atvertas dangus. Jam vienam mes padėką giedam, už didžius ir amžinus turtus. Tik vienas vardas pats nuostabiausias, už kurį gražesnio nebus. Tas, kurio mums reikia labiausiai, kilnesnis už kilniausius vardus. Tai vardas išganytojo Jėzaus, Betlėjuje gimusio Dievo sūnaus. Tikime, tikime, kryžiaus pergalė pasiekta. Jam vienam kaip viešpačiui lenksis, ir garbins kiekviena tauta. Tik vienas vardas pats nuostabiausias, už kurį gražesnio nebus. Tas, kurio mums reikia labiausiai, kilnesnis už kilniausius vardus. Tai vardas išganytojo Jėzaus, Betlėjuje gimusio Dievo sūnaus. Gatvėse jau skamba kalėdinės giesmės. O, šventinės nuotaikos kaip nebuvo, taip ir nėra. Ak, taip laiškas. Pažiūrėkim. Mielas draugė, galbūt tu manęs dar nepažįsti, bet aš tave pažįstu jau labai seniai. Dievas tave sukūrė tokį nuostabų, tokį unikalų, net neabejuok tuo. Ir tu man esi labai svarbus, toks, koks dabar esi. Tu visada esi laukiamas. Džiaugiuosi, kai tau viskas gerai ir noriu kartu su tavim džiaugtis tavo pergalėmis. Bet žinau, kad būna dienų, kurios atrodo labai tamsios. Aš ir tada pasiruošęs būti šalia, tik pakviesk. Aš ištiesiu ranką, padėsiu atsikratyti naštos širdyje ir palaikysiu tave. Labai norėčiau, kad kiekvienas tamsus tavo gyvenimo kampelis būtų apšviestas šviesa. Žinai, mano tėvas mane išmokė, kad tas, kuris tikrai myli, yra pasiruošęs dėl kitų paaukoti tai, kas brangiausia. Toks yra mano tėvas, o aš stengiuosi būti panašus į jį. Todėl noriu, kad tu atrastum manyje tikrą draugą. Mano tėvas dar daug ko mane išmokė ir aš galiu
tuo pasidalinti su tavimi. Džiaugsiuos galėdamas pabendrauti. Jėzus. Bet kodėl šis laiškas sukelia tokį šilumos ir ramybės jausmą? Ir kas jį atsiuntė? Oi, aš tavęs visai nepastebėjau. Ar nesusižeidei? Ne, man buvo taip įdomu, kad aš taip pat jūsų nepastebėjau. Atsiprašau. Viskas gerai. Tik būk atsargi ir nepargriūk. Ar jūs nieko prieš, jeigu atsisėsiu šalia? Žinoma, sėskis. Šiandien šiame parke labai gražiai dainuoja. Aš nelabai mėgstu muziką, bet dainos tikrai gražios. O aš labai mėgstu muziką, ypač dainas, kuris dainuoja per kalėdas. Turiu negu vieną, kurią labiausiai mėgstu. Ji vadinasi Šventa naktis.
O jūs laukite kalėdų? Nelabai. O kodėl? Jei nuoširdžiai, aš visai nemėgstu švenčių. Jos mane labai vargina. Visi kažkur skuba, lekia, nesuprantu, kam reikia tiek daug papuošimų, dovanų ir triukšmo. Bet visa tai nėra svarbiausia per kalėdas. O kas tada svarbiausia? Tikrosios kalėdos, tai kai tamsiame kambaryje užsidega šviesa, kai pasirodo šviesa, iš karto viskas tampa matoma ir šviesa jau nebėra baisi. Šviesa? Tu apie lemputes? Ne, kažkada pasaulis taip pat buvo kaip didelis tamsus kambarys. Žmonės elgėsi blogai, ginčijosi, bijojo, liūdėjo, bet kai gimė Jėzus, Kristus, Dievo sūnus, žmonėms tapo šviesiau ir šilčiau. Jis kaip žvakė, kuri atnešė daug šviesos ir padėjo žmonėms susitaikyti su Dievu. Šviesa. Taip. Ir štai, ko reikia džiaugtis per kalėdas. Ir net visi triukšmauja į skubą. Svarbiausia, kad širdyje būtum vietos šviesiai Dievui. Sofija, štai kur tu. Aš tavęs visame parke ieškojau. Mama, aš klausiausi kalėdų giesmių ir kalbėjausi su ta teta apie jas. Tikrai tikiuosi, ji jums nesutrukdė. Žinoma, ne. Aš puikiai praleidau laiką ir sužinojau kažką naujo apie kalėdas. Žinote, mūsų šeima tiki Dievu ir mes dažnai kartu skaitome Bibliją. Jėzaus gimimo istorija yra Sofijos mėgstamiausia. Ja taip sužavėjo tai, kad Dievas tapo paprastu žmogumi dėl žmonių, kad nori šią žinią pasidalinti su visais. Ji netgi mūsų paprašė parašyti ypatingą laišką, kad visi sužinotų apie tai. Laišką? Taip, ji vadino jį šviesos laišku. Jau 2 metus prieš kalėdas Sofija įdeda laiško kopijas į vokus ir kur mes tik beeitumėm, įdeda į kiekvieną pašto dėžutę. Aš nenustepsiu, jeigu laiškas jau pasiekė prezidentą. Neįtikėtina, bet man atrodo, aš taip pat gavau šviesos laišką. Ne, mama, tai ne aš siunčiu šios laiškas. Tai Jėzus nori, kad žmonės sužinotum, kaip stipriai jis juos myli. Ačiū. Tavo dėka laiškas nuo Jėzaus pasiekė ne tik mano pašto dėžutę, bet ir sušildė mano širdį. Šimtmečių tam
šviesa skaisti. Džiūgauja chorai angelų, žemė ramybė taika. Dievas neatmetė žmonių, bet siuntė gelbėtoją. Džiūgauja chorai angelų, žemė ramybė taika. Dievas neatmetė žmonių, bet siuntė gelbėtoją. Ėdžiose ramią vaikelį, lenkiamės pagarbiai. Dievo įkūnytai meilei, žemėn atėjusiai. Dievas visiems ir tau ir man atsiuntė gelbėtoją. Skamba pasauliui neramiam, vilties ir džiaugsmo žinia. Tegul lemputės ir žvaigždės visada jums primena žvaigždę, kur gimė Jėzus. Ir tai, kad Jėzus taip jūs myli, kad atėjo į šią žemę, kad jūs išgelbėtų. Šviesių kalėdų. Brangus draugai, svečiai, visi, kas nepagailėjo šį vakarą ateiti čia ir pamatyti šią nuostabią programą. Aš noriu pasveikinti jūs su šitą nuostabią šventę, apie kurią jūs jau šiandien girdėjote, su šventom kalėdom. Jau labai greitai mes švęsime kalėdas, vaikai tikriausiai jau laukia dovanų, galbūt jau kažkam ir pasakėte, ko jūs laukiate. Vaikai, noriu jūsų paklausti, ar jūs žinote, kiek metų žmonės švenčia kalėdas? Teisingai, jau virš 2000. Ir labai paprasta yra paskaičiuoti, nes mes sakome, kad jau greitai bus 2026 metai nuo Jėzaus Kristaus gimimo. Paprasta skaičiuoti, bet kartais paprasta ir pamiršti, kągi mes švenčiame per tas kalėdas. Ir aš noriu kartu su jumis perskaityti iš Biblijos, iš Dievo rašto kelias eilutės. Tai bus Evangelija pagal Luką, 2 skyrius nuo 7 iki 14 eilučių. Ir jį
Marija pagimdė savo pirmagimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos svečių kambaryje. Tos apylinkės laukose buvo piemenys, kurie budėdami naktį saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė viešpatės angelas ir jos apšvietė viešpatės šlovė. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: nebijokite, štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovido mieste jums gimė gelbėtojas, jis yra viešpats Kristus. Ir štai jums ženklas, rasite kūdikį suvystytą ir paguldytą ėdžiose. Staiga prie angelo pasirodė gausi dangaus kareivyje, šlovinanti Dievą. Šlovė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė ir palankumas žmonėms. Amen. Brangieji, aš noriu priminti tai, ką mes kaip žmonės gebame labai greitai pamiršti. Dievas davė mums savo viengimį sūnų, Jėzų Kristų, kaip dovaną. Kaip tą brangiausią dovaną, už kurią mums nieko nereikia mokėti. Kaip vaikučiai laukia savo dovanų kalėdoms, galbūt ir kažkas vyresnis. Ir mums už tai nereikia mokėti. Bet kartais, tapdami tėvais, seneliais, mes pamirštam esmę ir mes pradedame rūpintis būtent dovanomis, šventę, kaip viską organizuoti, kaip spėti viską iki naujųjų metų. Aš noriu palinkėti jums šį vakarą, kad jūsų širdise būtų ta ramybė ir tas džiaugsmas, kurią atnešė Dievas. Kad mes nepamirštume ir už porą savaičių, kai ateis ta data, kai mes su jumis švęsime kalėdas, kas yra tos tikros kalėdos. Ir, brangieji, aš noriu kartu su jumis labai trumpai padėkoti Dievui, pasimelsti už jūs ir pasakyti Dievui ačiū už tą dovaną, kurią jis davė mums. Pakilkime ir pasakykime Dievui porą žodžių maldoje. Brangus viešpatie, mes dėkojame tau, kad tu nepagailėjai savo viengimio sūnaus, kad tu nusiuntei į šią žemę viešpatie ir mes jau virš 2000 metų galime švęsti šią nuostabią šventę. Aš dėkoju tau už tą ramybę širdyje, kurią tu suteiki mums viešpatie. Ir prašau, palaimink kiekvieną, kuris šiandien čia, palaimink mūsų miestą, viešpatie, palaimink mūsų šalį, kad mes džiaugtumės, kad mes laimintume vieni kitus, kad mes švęstume tas tikrasias kalėdas. Ačiū tau viešpatie, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Būkite palaiminti, brangieji, ir mūsų šventė nesibaigia. Kai jūs paliksite šią salę, prašome dar pasivaišinkite. Jeigu jūs jau spėjote tai padaryti, nesikuklinkite ir padarykite tai antrą kartą, nes viskas tai yra daroma dėl jūsų. O jeigu jums įdomu, kas viską tai organizavo, kur jūs randatės, tai yra bažnyčia, maldos namai. Čia vyksta susirinkimai rusų kalba kiekvieną sekmadienį 10 valandą ryto ir 6 valandą vakaro. O lietuvių kalba pamaldos vyksta bažnyčioje Naujasis gyvenimas. Tai yra gretimas pastatas, kurį jūs irgi matote iš lauko. Jeigu jums bus įdomu sužinoti daugiau, jūs rasite skrajutes prie išėjimo arba tiesiog prieikite ir mes su jumis pabendrausime. Gero vakaro jums visiems ir su artėjančiom kalėdom.